Labas rytas, vasario vidurys, darom ragų žvalgybą, biški žiemą bando rodyti savo fokusus, nors įtariu vis tiek nebebus pažiemos. Važiavom į tokį mišką, nebuvę šią porą metų, bet pamėginsim pasivaikščioti, pažiūrėsim, kur vaiko žvėriukai. Esam dviese šiandien, senas drabulis apgriaužtas. Tai va, čia atvykom specialiai todėl, kad anksčiau esu ne vieną briedį čia pabaidęs. Tai kadangi briedžiai jau numėtė ragus, elniai dar kaip ir nepradėję, tai tikimės rasti briedžio ragų. O gal nieką nerasim, bet vis tiek filmuosiu. Va, šalčio ūsai. Tai toksai reiškinys, kai susidaro, kai drėgmė ir vėsu labai yra. Va, žiūrėk, kaip šalčio ūsai atrodo. Ant pūvančios medienos dažniausiai susiformuoja. Blemba, kiek čia aplinkui ištrypta, išvagota, bet čia gali būti šernų. Bet toks įdomus miškelis, miške gera, šilta, vėjo nesijaučia, o palaukyti šalta. Šiemet, kai nėra įšalo, tai visi takeliai viskas labai gerai atsispindi, kur kas eita. Aišku, nėra sniego, nelabai gali nustatyti kas, bet pagal išknisimas tai čia šernų takas. Bet prie šernų gali būti ir kitokių gyvuliukų, žvėriukų, ne gyvuliukų. Tai va, priėjau dabar tokį kanaliuką, griovį. Reikės sugalvoti, kaip jį perlipti. Čia, man atrodo, perbrisi be bėdų šį, nes, nu va, pėdų yra visokių. Yra elnio, yra ir šernų. Vėl šalčio ūsų pilna. Ką tik kiškį pabaidžiau, nuleksėję. Oi, tu kiški piški. Šiaip einu tokio įdomiai vietai. Prieš porą metų čia, kai vaikščiojau, tai čia visur buvo pelkė, čia visur po vandeniu buvo. O dabar va, gali eiti ir be guminių batų. Toksai kemsiniukas, sakyčiau. Bet jį įdomu patikrinti. Toliau einu šalia kanalo. Žiūrėkit, kai čia pėdikės ir ant kiek išknista. Ir čia sunkiai tokia žemė, molis kažkoks. Kanalas platėja. O, ten visai jau normaliai. Va, kur šernų laisvalaikis būna praleidžiamas. Pažiūrėkit, ant kiek išknistas šaknis, ant kiek palikę iškilusios. Jau tuoj virs eglutė graži. Oho, o kokie kauliukai, va ten dar vienas matau guli. Dinosauro kaulai. Čia daug šitai yra. Čia jau briedis arba elnias atgulė. Žiūrėk, išlieka. O, su pagalbos ranka ištiesta. O, kokie kauliukai. Va, ir tas bausdikulis.
palyginimui. Čia apatiniai musės. Apatiniai. Va, bent jau čia prie mane apatinės žandikaulis. Va, kiek kaulų. Va, čia dar. Jo, tas kumpio kaulas, šlaunis. Bet čia žiek vienoj vietoj, čia nelabai išnešioti tie kaulai. Kojų visų skaityk. Reikia apeiti aplinkui čia, pasitrint biškį. Daugybė takelių. Čia švapesnis jau tokios vietos. Bet vis tiek va yra takiukai, kur privaikščiota žvėrių. Buvęs keliukas kažkoks. Kirtimas. Pagriaužtas va alksnis. Na ir vaikštam toliau. Dar čia šiaip yra šitą mišką, dar neblogų kvartalų, kur pamėginsim nueiti. Bet pabaidyti, tai kiškį pabaidžiau, nei šernų, nei stirną nesimatė. Šbilėta, ištrypta, va, tokiukai, šudelė. Jau šudeliai. Ten tokia kaip pelkutė. Šuopia vieta labai. Jau šudeliai. Bet šudeliai visi elnių patelių. Ne patinų ir ne briedžių. Nors šakelės nelaužytas briedžių. Ateinu prie puotos stalo. Drebalė šaka va nulaužta. Ne šaka, viršūnė čia nulaužta. Ir kaip skaniai viskas nuėsta. Skaniai nuėsta visa. O čia dar viena šaka. Čia dabiški matot ir šviežesnių nuėdimų. Ne vien seni, čia jau seni. Nuėdimai. Tai va, ir toliau vaikštau tokiais krūmynais, bet čia praėjimas neblogas, nėra labai šlapia ir šiaip įdomu po tokį mišką vaikščioti. Kaip išdūrė iš to va, jau apsidžiaugiu karagas, bet ne ragas. Iš to va taip gražiai atrodė. O į gamtą pokštauja. Eina tarp tokių eglučių. Pieva tokia. Ir eglutėse taip nejauku biškį. Nejauku. Kažkas prieš tai nutraškėjo, bet nelabai skubėdamas. Tai nežinau, ką čia galiu sutikti. Draugelis kažkur vėl be manęs ragus renka. O va čia va žvėrių brasta. Takelis koksai ateina ir per kanalą keltis. Čia šernam kaip BMX kalneliai visur. Tiek netrypta, tiek netrypta. Žalčialunkis. Vienas pavojingiausių ir nuodingiausių augalų Lietuvoj. Labai gražiai žydi, ryškiai. Pats pirmasis miške pradeda žydėti. Ir va, vasario vidury jau žiedeliai visi. Daug matęs, daug regėjęs, bet pasigirdi ne mėgėjas. Nu, pasako, kiek matei. Nieko nemačiau. Žvėrių nematei? Ką? Žvėrių nematei? Nemačiau, nieko nėra. Toks ne iš lengvųjų praėjimas, bet reikia panotis, nes priekyje matau
drebulių prikritusių prie nuėstų. Tai gal ten tų ragų. Čia kur provėžose, tai čia gilų. Čia kaip ir negilų. Tai va. Kaip pelkė senis varau. Gal neįmaklinsiu, kur reiktų atgal varyti. Kol kas kaip viskas tvarkoj. Va, ir čia prigraužimų yra ir visai šviežių. Tokia stora žievė nuėsta. Bet čia kur nuėsta slidu. Bet kaip nors. Ką ten radai? Nu va, perėjau per tokį medį. Nu va, čia ir baigės tas pelkynas ir prasidės kitoks miškas, eglutės. Ragų neina rasti, va, bronzinis peilis grybautojų. Toj rasime grybautojo kauliukus. Dar vieną maudyklo žvėriukam. Šiaip miškas pėdom išmautas žiauriai. Tik tais turbūt, kad ne tų žvėriukų, kurių mes ieškom. Esam miške, bet ne miške. Einam per žolės tokias. Ir va vėjas, kaip pasidarbavęs su beržais paliktais. O, tokie beržai, jeigu supūti, gaila. Šaukiau reikia žiūrėti. Per pelkės link nugraužtos drebulės. Ir matot, ta drebulė visai šviežiai nugraužta, nu, ta prasme, šį sezoną. O, čia pelė. Pelė, kur tu įlindai. Gal vandenį? Ne, čia per viršų varė, bet galvoju, kad varlė iš pradžių, žiūrėjau, pelės parulė tokia. Nu, kai žiūriu ukrainiečių video, sako, iš vienos pusės ragą pasiėmė prie tokio medžio, apeini iš kitos pasiėmė. O čia, kaip čia, nežinau, be keiksmažodžių, kaip čia pasakyti lietuviškai. Tai nesakysi nieko, tiek to. Kiek aš jau pučiau. Dirvas pusavau, čia reikia tūkai. Matot, kokia ilga drebulė šita. Cepelininis dangus. Juodosios meletos atskridavo.
Viena, antra. Į kitą medį nutupė. Tai va, juodasias meletas duodas. Čia po tos nulaužytus medžius. Kalena uoksų ieško savo turbūt perėjimui. O mes va čia einam. Čia šernų pėdas, stirnikių pėdas. Oho, čia provėžos kokią gilę vandens. Nu varo, aš irgi pažiūrėti, čia kiek prigraužta. Tik peršokt reikia, kliūtis. Va, šakikės visas nugraužtas. Sakyčiau, šviežiai, netgi šlapia. Ką reikėti? Ten į priekį dar yra nugraužta. O, kiek nugraužta. Ir eglės netlaikė. Vienas storą nulaužta, kitas viršūnė nulaužta. Eisim po eglę. Žiūrėkit, kokia storuma ta eglė. Vargšė išlūžus. Suturnėjus jau visą. Štai ir priėjom kliūtį. Perbrist turbūt nelabai išeis. Pakankamai plotu. Bet čia ir palei tą griovį takiukai kokie ištrypti. Ne visi čia kerta per tą griovį. A bandai praeit? A praėjai? Pamėginsim perlipti. Blet, gyvu, neperlipsiu. Oi, atsiprašau. Paprasčiausiai gyvu čia. Einu pas statybininką. Ką statybininkas sumeistraus. Aš dabar tu laikai tą pagalį, ne? A, laikau. Pasvetinė prasme.
Nu va. Jau kas juda, tai yra mes. O, tiltas yra. Realybė šou tiltas. Išplauk tilsvalą. Nesašuopo. Fu. Griovys įveiktas. Kanalas, čia griovys, nežinau, kas čia skaita. Na, tai kūrai, smėgas. Radom šonkaulius kažkieno. Dabar bando žvejot šonkaulius. A ne šonkulis čia. Vis tiek aš nevedu tamsi čia. Nu, Šonkulis? šonkaulis, ane? Šonkulis? Bet didelis šonkaulis. Šonkulis. Aha, čia šonkaulis, ten šonkaulis, tai gal reikia rimtai tą kitą pusę kėrio Nu, tai va. būti. Tada va. Reisiausi. Va, kaip niekur niekas. Įveikinėja kliūtis. Aš irgi taip pat. Pažiūrim, šonkaulių nėra daugiau čia. Ragai, davai. Čia peršoksime. Čia peršakas, va. Labai daug nežinau. O, klysta. Gal nebemėtikim tų kelių dėl takelių. Tiek to buvo tą patį griovį pirminį atgal šutinam. Eisim dabar, kol didesnį žvirkelį atrasim. Tada jau kažkaip žiūrėsim, kaip link mašiną. Pajechali. Demonstruojama, kaip per tiltą reikia eiti. Manekenas pademonstravo. Nu, lieptas toks biški kamikadzė kvepia. Žiūrėk, su kokiais varšais susukta. Čia grinai dviračių gamykloje dirba. Pavogęs tos varštus tokius. Bet nieko, pakankamai tvirtas, tik tiek slidus. Trofėjų radau. O! Trofėjų su iltikėm. Dar nebuvo išrastas Černumar, tai tas nudvėse. Tai traukės jas. Nu, nors toks trofėjukas. Žandikulis suskaldytas, va. Iltis ištrauktas. Tai va, šerną iltis pirmą kartą randu. Esu kažkada anksčiau radęs šerną, bet ten dar nesupuvus galva, tai ten vos negyvam šernai neupsi dantų. Tai va, labai senas žandikulis, pažaliavęs visas. Tai va, žygiuojam toliau, jau link mašinos pasukam. Pagavau zuikį. O. Už ievas koja užkliuvo, kai upino čia šalia tos balos gerkiniai pačią balą. Būna ir taip. Vėl kauliukų radom. O ten kojos kaulas. Stuburo kaulas. Čia kaulas. Ieškom galvos. Ieškom galvytės. Va, kojas kaulas vėl. Guliamba kaulų daug čia. Va, čia kumpainis. Bet kur šonkauliai, va kas yra. Sugriauž tą šonkaulius gal. Ką? Sugriaužia gal tą šonkaulių. Gal minkštesnis kaulas būn. Gal čia biškį reiktų ratais pavaikščioti, žinok. Galvos nėra. Tai va, baigiam šiandienos ragų paiešką. 10 kilų praeito, jau atėjom ant mašinos. Rezultatas toks pat kaip visada. Svarbu dalyvauti,
olimpinių principų vadovaujamės. Rastas šerno viršutinis žandikaulis. Tie, kas sakysi dėl maro, kaip čia paėmė į rankas, nebijoji. Tai tas žandikaulis ant tokio senumo dar nebuvo atrastas, tas šernų maras. Tai va, žiūrėkit, prenumeruokit, pamatysit viską pirmieji. Ir paspauskit laiką, jeigu patiko šitas video. Iki.